Visiems labas rytas. Vakar aš viriau šaltieną. Va, matote. Iš užsienio, kurie stebi žmonės, mane turbūt nelabai supranta. Sako, kad čia sriuba. Ne, tai ne sriuba. Tai yra šaltas patiekalas. Ir mes dabar jį parodysiu, kaip mes jį valgome. Mėsa visa sustingo. Želė, kuris susidarė iš odelių, iš kaulų, jis visas sustingo, aš nieko nedėjau, jokio želatino. Dabar paprasčiausiai su peiliu reikia gražiai apipjauti. Taip. Uždėti kitą lėkštę ir apversti. Va, matote? Toks vaizdas. Aš vakar papuošiau lėkštę į dugną ir sakiau, reikia atsargiai pilti šitą visą sultinį su mėsa, kad nesugadinti vaizdelio to piešinuko. Biškelį išėjo iš savo vietų, kai kurie. Tai va, dabar reikia imti peilį ir atpjauti. Matote, jisai toks kaip ledas, sukietėjęs. Čia labai daug man buvo komentarų, lietuviai rašė, kad mėgsta šaltieną valgyti su įvairiai. Kas mėgsta valgyti su krienais, kiti valgo žmonės su actu, skiestu vandeniu. O aš, mano atveju, aš tai mėgstu valgyti truputėlį užsidėjus majonezo. Nežinau kodėl, man nei su krienais, gal dar garstyčių biškelį, truputėlį kažkas tai. Krienai ne, ir aš su krienais nelabai draugauju. Man patinka valgyti su majonezo gabaliuku. Tuoj aš įsidėsiu ir pademonstruosiu. Taip. Pasiėmiau majonezo biškelį. Įsidedam į lėkštutę. Va, prašau. Nelabai matosi gal. Majonezo. Truputį dažau į majonezą ir labai skanu. Labai skanu. 100 metų nevalgiau tokios šaltienos. Jūs matėt, pasigaminau. Aišku, užtruko tai, kol išsivirė mėsa, po to, kol mes ją atvėsinome, kol mes ją susipjaustėme. Užtrunka tas dalykas, bet tokios šaltienos tikrai nenusipirksi parduotuvėje. Ką pagamini pats namie, tai būna 100 kartų ir skaniau, ir sveikiau, ir tu žinai, kas įdėta, kad nebus įdėta jokių kad nebus jokių tenai kaulų. Yra tekę nusipirkti iš parduotuvės, šaltieną valgai, ir kandį, ir netyčia įkandį į kaulą. Va, tas labai nemalonu. Tai va. Jinai, matote, kaip sako, čia yra grynas kolagenas.
mūsų sąnariam, mūsų kaulam. Nu, į sveikatą. Čia, žinokite, tikra sveikata yra. Kam problemos yra su, matot, jisai skaidrus, sultinys, labai gražiai atrodo. Viskas gavosi kuo puikiausiai, be jokio želatino papildomo, nieko nedėjau, patys matėte. Taip, kad gaminkite, valgykite ir būkite sveiki. Visiems sveikatos linkiu ir gerų atėjusių metų. Viskas, viso gero.